Labas! Ačiū, kad mane žiūrite, kad sekate būrimus, kad užsisakote mano paslaugas. Dėkuoju naujai prisijungusiems prenumeratoriams į šitą mano kanalą, taip pat ir tiems, kurie iš seniau mane žiūri. Na kągi, turime šiandien meilės temą. Pastaruoju metu ta meilės tema labai aktyviai yra ir asmeniniuose užsakymuose, ir šiaip žmonėm visada yra įdomu. Tai pagalvojau šiandien ir jums irgi papasakosiu apie meilę. Taip, turėsite padaryti du dalykus. Visų pirma, pagalvoti apie tam tikrą žmogų, santykius, apie galbūt santykių galimybę su kažkokiu žmogumi, arba galbūt tiesiog norite išsiaiškinti, kas tarp jūsų buvo, ką tie santykiai reiškia ar reiškia, arba kas bus. Na, žodžiu, pagalvokite apie žmogų, kuris turbūt pats pirmas papuola jums į galvą pagalvojus apie romantinius jausmus, apie santykius, ir išsiaiškinsim viską, ką reikia žinoti tą temą. Ir antras dalykas, ką reikia padaryti, tai pasirinkti vieną iš 3 kortų. Pirmoji korta yra rožė. Antroji korta yra saulė. Ir trečioji korta yra drugelis. Pasirinkote, jeigu pasirinkote, keliaukite į laiką, kuriuo kalbu jūsų grupiai. Iki. Labas, dar kartą, tie, kas pasirinko rožę. Turime rožės kortą, labai romantišką gėlę, ir šioje kortoje parašyta, kad romantika yra ore. Tai gali būti jūsų simpatija, jūsų gal nauji santykiai, ar jūsų net žmogus, su kuriuo gal tokių kaip ir santykių dar kol kas nėra. Nes atrodo, kad viskas dar taip labai šviežia, labai nuspalvinta rožinė ar raudona spalva. Ir neaišku, tai gali būti ir stabilesni santykiai, bet nepaisant rodo vis tiek dar pakankamai, tas toks rožinis vaizdas, žiūrint į pačius santykius ir į tą žmogų. Patikrinam, ar taip ir yra, ir kągi apie tą žmogų, apie tos santykius reikia žinoti. Iš pradžių paimkime porą kortų astrologinių, pasižiūrėkim, kokia jūsų santykių energija, kur eina jūsų santykiai ir apskritai, kuo kvėpuoja jūsų santykiai. 9 būstas, turim ožiaragį ir turim saulę. Jūsų santykiai, visų pirma, žiūrint į šitą kortą, 9 būstas yra tai, kas verčia jūs progresuoti, tobulėti. Kažkaip atrodo, kad tas žmogus ar bendravimas su juo, apskritai to žmogaus buvimas jūsų gyvenime, jūs tarsi praplečia, jūs tarsi save keliat iš komforto zonos ir pradedat gal plačiau mąstyti, keičiat net gal savo įsitikinimus, pasaulėžiūrą. Atrodo, iš tikrųjų tie santykiai yra tai, kas atveria jums akis. Bet ne tai, kad jūs tada pradedat pasaulį matyti tarsi pilkesnį ir liūdnesnį, bet ne, iš tikrųjų tas žmogus jums pakelia tonusą, suteikia optimizmo ir tikėjimo, kad taip, gal viskas ir nėra čia super lengva visą laiką, bet viskas yra įveikiama, padaroma ir iš esmės pasaulis yra gražus, tik tais, aišku, mes kas rytą keldamiesi renkamės, ar mes jį matome kaip gražų, ar mes jį matome kaip sunkų ir pilką, ar ne? Tai va toks pirmas, kad tas žmogus jums yra naudingas, kad apskritai bendravimas su juo yra naudingas. Nežinau dar, ar čia yra santykiai, ar jie galėtų būti, dar pasitikrinsim, bet čia dabar taip labiau gal užkabinam jūsų vidinį jausmą, kad tai yra žmogus, kuris jums suteikia tvirtybės ir žinojimo, gal tokio aiškesnio, ko jūs norit, kas jūs esat, nes visgi turim ir ožiaragį, kas yra tvirtumas, stabilumas, pastovumas. Tai ir gali būti irgi užuomina į tai, kad jūsų tas bendravimas romantinis, jisai gali būti stabilus ir tvirtas. Kita vertus, irgi žiūrint kitų aspektų, tokių vidinių labiau, tai rodo, kad tas žmogus jūs tarsi sustiprina, kad tarsi pažintis, patirtis su tuo žmogumi, padarė jūs, kuo jūs esate dabar, tarsi atvėrė jums pasaulį, paruošė jūs gyvenimui, tarsi, galbūt tai galėjo būti ir pirmoji meilė, kuri tarsi sutvirtino jūs. Ir jinai buvo kaip tiltas, ar ne, kitoms meilės ir kitiems santykiams. Ir paskui turime saulę, kas rodo, kad, iš esmės, tas žmogus jūsų gyvenime palieka, daro, arba jeigu jo šiuo metu nėra, tai paliko labai tokį šviesų įspūdį, labai gerą įtaką jums, ir iš tikrųjų tas žmogus prisidėjo prie to, kad jūs tam tikrą prasme sužydėjote, užaugote, atradote ir pažinote save, ir jaučiu tokią labai šiltą energiją tam žmogui. Tai žiūrime dabar, kas čiagi vyksta konkrečiau. Čia pora, ne pora, būsit, nebūsit ir kągi dar reikia žinoti.
Taip, kad tai yra žmogus, kuris jūsų gyvenime suveikia kaip ryškus blyksnis, kaip kažkas tokio, kas, privertė jūs patikėti, kad, yra įmanoma ta meilė, kad yra įmanoma galbūt net laiminga meilė, arba apskritai, kad jūs galite mylėti, tokie jausmai. Pasižiūrim, taip, tai klausim čia santykiai, nesantykiai. Taip, vis tik tais tas žmogus nėra tas, kuris pas jūs čia pasilieka ilgalaikiai perspektyvai. Man yra toks jausmas, kad mes vis tik kalbam apie žmogų, kuris, kaip sakiau, kaip blyksnis. Jisai kaip toks laimės proveržis, kaip laimės ratas, kuris išsisuko jums sėkmingai, jūs tą žmogų sutikot, jūs to žmogaus kažkiek paragavot savo gyvenime, bet man yra jausmas, kad paleisti jį, kad tai nėra tas, kas ilgalaikiai perspektyvoje, su kuo galbūt kuriat šeimą ar su kuo užsibūsit iki senatvės. Man toks jausmas yra, kad tai tarsi žmogus parodės jums gyvenimą, parodės jums vartus į pasaulį, ir dėl to mes ir turim pačią pirmą kartą įsimylėlius, kas rodo, kad jūs, to žmogaus misija jūsų gyvenime buvo tarsi, parodyti jums, koks yra tas pasaulis, kokia gali būti meilė. Kokia gali būti intimi meilė. Atrodo, jisai subrandino jūs apskritai savokai meilė, santykiai, ir kažkaip jūs to žmogaus dėka net save pradėjote kitaip matyti. Ir dėl to ir yra toks, atrodo, dėkingumo jausmas iš jūsų tam žmogui. Visgi turime 3 kartus šalia, kas rodo, kad tie santykiai turbūt nesibaigia taip, kaip jūs norėjote, arba šiuo metu jie nesiklosto taip, kaip jūs norite, ir yra tam tikros nuoskaudos, neišsipildymai, tarsi jūs buvo tikrai prisisvaigęs, jeigu taip galima sakyti, ar prisisvaigusi. Ir netitiko šiek tiek realybės iš tos pusės, kad aš nematau, kad jūs kaip pora būtume čia labai suderinami, ir kad jeigu iš tikrųjų mes kalbam apie žmogų, su kuriuo išsiskyrė keliai, tai taip turėjo būti, nes taip yra naudingiau ir jam, ir jums. Jeigu tai yra žmogus, su kuriuo šiuo metu išgyvenate skyrybas, vėlgi patarimas būtų paleisti, nes mes matom naujas pradžias pas jūs. Bet nes vis tik tie santykiai yra kažkas, kas jų misija buvo jūs pažadinti, jūs subrandinti, jūs paleisti jūs į pasaulį santykiams kitiems, ar ne, bet tas žmogus, jisai pasitraukė, padaręs savo darbą. Toks yra jausmas. Ir vėlgi, jeigu jūs bandote per daug kabintis ir visaip ten kovoti ir bandyti ten jį kažkaip prisišaukti, ar vis kankinatės ir galvojat, ką jūs galėjot padaryti kitaip, tam nėra tikslo ar prasmės didelės, nes mes turim naštos kortą, kas rodo, kad džiaukitės iš tos pusės, kad tie santykiai po tam tikro laiko būtų patapę našta, ar taptų našta, ir toks iš tikrųjų, jeigu šiuo metu nėra gerai, tai ir paleidimas ir susitaikymas yra geriausia taktika, nes vis tik jūsų gyvenimą ateina nauja pradžia ir nauji santykiai, kurie yra stabilus, kurie turi potencialą atlaikyti ir iššūkius, ir vidinius virsmus, ar ne, ir ekonominės krizės ir taip toliau. Ir kurie, bus, tam tikrą prasme, bus dar platesni ir dar gražesni negu tie, kurie buvo, bet dabar, ką jaučiu, kad tarsi save blokuojat ir galvojate, kad jau taip gerai, kaip su tuo žmogum, tai jau čia nebebus. Tai, taip gerai tai nebus, bet bus kitaip gerai ir galbūt net bus dar geriau, ar ne? Tai toks pastebėjimas. Gerai, dar ką mes galim jums pasakyti. Žinot ką, paklauskime iš šito žmogaus, kokie yra jausmai ar nuomonė ar perspektyva. Jūs galbūt jums įdomu, ką jisai galvoja. Pasižiūrėkime. Neaiškinu apsivertusių kortų, bet kažkaip jums čia krenta, nežinau, kaip jos čia atsirado, bet tikriausiai taip turėjo būti. Tai dabar žiūrėkit, ta situacija yra tokia, kad iš pat pradžių, taip, tikrai tas žmogus galvojo, kad jūs galite būti kartu, pora, ir, nemeluosiu, buvo jausmas, kai jūs susitikot ir vienam ir kitam, kad wow, radau tą žmogų, su kuriuo man faina, su kuriuo gerai, su kuriuo galiu būti savimi, galų gale tas aukso puodas man pasisekė, ar ne? Bet po kurio laiko atsitiko tam tikri dalykai, kad tarsi pradėjo tie ratai strigti, ar ne? Viskas nors įstringa, vis kokia baimė, tai vieno, tai kito, vis kažkoks buitinis kažkas, vis nuomonių išsiskyrimas, ar amžius, ar tikslai, ar kažkas.
Nu ir atrodo, tas visas tampymasis išsunkia jėgas ir iš jo, ir iš jūsų, ir dabar jūs suprantat, kad nu ne, ir jisai irgi, nes nuo pradinės euforijos ir jo, ir jūsų aš matau, kad pereinat į kažkokį užsistabdymą. Ar jau tai gal buvo ar ne, ir į santykį, kuris turėjo potencialą būti sėkmingas, gal netgi išaukti ilgalaikį pastovų stabilų santykį, nu mes turim apsivertusio kortą, reiškia, kad nu tarsi, nu tai lieka kaip nu neįgyvendintas dalykas, kad taip tai tikrai buvo pagalvota iš jo pusės, bet tarsi nu lieka, ar ne? Ir visgi paskutinę kortą turim 5 monetas, kas reiškia atšalimą, atsiskyrimą, galbūt net nebendravimą, tai galbūt su juo net nu dabar kažkokio kontakto ir nėra, gal tai tiesiog žmogus, kuris labiau gyvena jūsų prisiminimuose ar ne, arba šiuo metu jūs nu išgyvenate tą atšalimą, kuris gal nesenai atsitiko, bet kokiu atveju, nu, nematau to susijimo vėl. Atrodo, kad ar tai anksčiau, ar vėliau vis tiek, nu, jūsų, kaip čia pasakyti, pasirinkta lemtis sielų lygmenyje, nu, nebuvo būti kartu čia iki gyvenimo galo, bet gera žinia ta, kad ir jūsų, ir jo, nu, laukia kiti santykiai, gal jau ir turite tuos kitus santykius, nu, kuriuose jūs turit galimybę patirti tą, nu, visuminę laimę, tai reiškia, kad ir tikslai sutampa, ir norai, ir kryptis, ir kaip jūs jaučiat meilę, kaip jūs rodot meilę, nu, yra tikrai žmogus, su kuriuo jūs labiau esat suderinami. Tai vat, tas žmogus, sumuojant, dėl kurio jūs klausėte, tai, nu, man toks jausmas, tokia pirma meilė, arba pirmi gal kažkokie rimtesni santykiai, kurie tarsi, nu, prasidėjo labai ant bangos, bet kurie galėjo, nu, smogti jūs žemyn ir psichologiškai, ir emociškai, ir kuriuos tarsi nešiojate savyje kaip neatsakytą kažkokį klausimą, bet, nu, klaidų nematau, tiesiog buvo kaip turėjo būti. Tas žmogus jūsų gyvenime turėjo paskirti, jūs pas jį irgi, jūs vienas kitam parodėt, kad įmanoma jausti meilę, nu, tokia pilnesnė forma, net tokia, sakyčiau, tikresnė forma. Bet vis tik, nu, kaip žmonės su savo charakteriais, tikslais ir ambicijom, nu, nebuvo iki galo suderinami, dėl to, nu, tas atsiskyrimas jisai. Tai va, bet vėlgi tai yra žmogus, nu, kuriam turėtumėt ar galėtumėt jausti dėkingumą. Tai jeigu yra, nu, tam tikros nuoskaudos ir nusivylimas jo atžvilgiu, sakyčiau, kad pakeiskite geriau dėkingumu, nu, ten mintyse arba gyvai, galite jam padėkoti už tai, kad jis buvo, ką jis davė, ko jūs pamokė, nu ir paleiskite ir gyvenkite toliau, nes jūsų meilės gyvenimas ir laimingi santykiai tuo žmogumi tikrai nesibaigia. Ir šitas riteris, jisai rodo, kad jūsų laukia dar daug gražios meilės ir santykių ir laimės šitoje srityje. Tai va, tokia yra žinutė šiandien. Ačiū, kad žiūrite mane. Jeigu norite asmeninio būrimo, meilės ar kitą temą, galite rašyti man. Būtų geriausia, jeigu rašytumėte elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū labai, ate. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko Saulę. Na, Saulės kortoje parašyta laimė, gera savijauta. Tai pažiūrėkim, kol kas atrodo, kad tai kalbat arba galvojate apie žmogų, kuris yra jums artimas, kuris tikriausiai yra jūsų gyvenime, su kuriuo gal net turit santykius, arba tiesiog su kuriuo bendravimas atrodo juda ta linkme, kaip jūs ir norite. Nu, pasižiūrime. Ir dar yra jausmas irgi, kad tas žmogus yra tarsi jūsų gyvenimo saulė, nu irgi tarsi šviečia ir dėl to, kad tas žmogus yra jūsų gyvenime arba yra potencialas būti jūsų gyvenime, nu jums darosi jaukiau, šilčiau, jūs tiesiog, na, pradedat irgi spindėti pats iš savęs labiau, na, kai tas žmogus yra šalia. Pasižiūrime. Žvilgteliu apatinę kortą, tai dabar turiu ją parodyti, nes kažkaip pasirodė, kad jinai reikšminga. Vesta, namų židinio deivė. Na, tu tikriausiai ir klausėte apie žmogų, su kuriuo esate poroje, šeimoje, arba, nu, su kuriuo turite stabilius santykius, ar ne. Pasižiūrim, kokia dar energija yra tarp jūsų, ką reikia žinoti. Taip, turime žuvis, turim gilų tokį ryšį, romantinį ryšį. Ir tas toks grinai atrodo gilumas, tai galbūt iš tikrųjų žmogus, su kuriuo jau ilgesnį laiką, tarkim, kelis metus esate kartu, arba jeigu ir nebūtinai, tai žmogus, su kuriuo jaučiat gilų dvasinį ryšį. Gilę, netgi turite, sakyčiau, gilę dvasinę istoriją, sielų lygmenyje, tai gali būti žmogus, su kuriuo ne pirmą kartą turite tam tikrus romantinius santykius, dar drįsčiau teikti, kad kuriate šeimą, nu ir jau tokius rimtus santykius kuriate, tai tarsi žmogus, kurį esate pasirinkę kaip savo palydovą, nu, ne vienam gyvenimui. Ir žuvis
šitoj kortų ir žuvų simboliai yra du, du dalykai, ar ne? Tai šiuo atveju dvi žuvelės, du žmonės, jūs tarsi vienas kitą pasirenkat vis, nes jums gerai vienas su kitu, jūs suprantat vienas kitą net be žodžių, jūs pagaunat vienas kito jausmus, emocijas. Aišku, galit vienas ir kitą kartais ir erzinti dėl to, kad vienas kitą labai gerai pagaunat. Nes atrodo, nėra kur pasislėpti. Iš ten kažkokios mimikos, iš kažkokių žodžių, iš kažko, jūs vienas kitą labai galite gerai pagauti. Ir kai santykiai žydi, tai čia super geriau nebūna. Jeigu ten kažkoks konfliktas, irgi gali būti toks, kad gal kartais noras pasislėpti, bet nėra kur. Bet vėlgi jūsų ir yra, tai iš tikrųjų tai čia laimė yra rasti gyvenime žmogų, su kuriuo jūs vienas kitą pagaunat be žodžių ir su kuriuo tarsi tas telepatinis ryšys, jisai labai stiprus yra. Ir jeigu dar nesat su to žmogumi sukūrę šeimos, bet link to galbūt judat, tai patarimas būtų dar padaryti, nes čia suderinamumo ir tokio ilgesnio buvimo kartu, yra labai didelis tas sėkmės garantas. Tai ką, pasižiūrim toliau. Ką mums kortos sako konkrečiau apie jūsų tą bendravimą, apie tą žmogų, apie jūsų jausmus vienas kitam. Vėl turime. Čia turėjome Vestą, kas yra namai šeima ar ne, ir čia turime Imperatorę, kas irgi yra namai šeima. Tai čia rimtas pareiškimas, kad kalbam apie jūsų partnerį ar ne, apie jūsų vyrą žmoną, vaikų tėvą, vaikų motiną. Pasižiūrim dar, kas vyksta čia tarp jūsų. Prisimaišė čia tokių man apsivertusių kortų, bet aš jų kažkaip dabar netaisysiu, pasižiūrėsim. Taip, tai dabar tokia matau visą istoriją. Čia pas jūs, kad jūs bendraujate turbūt jau senokai ir kad šeimą sukūrė, gal ir vaikučių turit. Bet kartais išgyvena tam tikrą santuokos ar santykių krizę. Tai dabar kaip šitas visas kortos sutalpinti man. Bet ta krizė ne dėl to, kad jūs vienas kitam netinkantis esat, ar kad čia kažkur ten kažką prisidirbo, ar kad čia blogi viens kitam. Ne, esmė yra ta, kad kai su žmogumi esat ilgesnį laiką, neišvengiamai santuokoje ar santykiuose gali būti krizė dėl to, kad jūs tiesiog kiekvienas atskirai keičiatės. Asmeniškai išgyvenate tam tikras energetinės turbulencijas, tam tikras egzistencinės krizės ir ne. Ir tai atsiliepia ir santykiams. Bet jums, jeigu jūs galvojate, kad čia reikėtų skirtis ar kad jūs nesate tinkami vienas kitam, tai tikrai ne. Jūs labai vienas kitam tinkami ir kartu galite nugyventi labai gražų, pilną, turiningą ir turtingą gyvenimą. Tik tas ir yra turbūt, kad tas kažkaip polinkis, kad gal biškiuką kartais yra kaltinti dėl savo kažkokių tais nepasisekimų ar nerealizacijų pilnumoje kitose srityse, ypatingai darbė ir pinigose, dėl to tą kortą turim ir apsivertusią turbūt. Kad kitas partneris, gal apskritai, kad aš čia santykiuose, gal čia mane santykiai riboja, gal čia kitas partneris kažką blogai patarė, pasiūlė, kažkoks toks atrodo, ne visada yra tiek pas vieną, tiek pas kitą, ne visada yra pakankamai drąsos ir atsakomybės priimti prisimti kontrolę patiems už savo sprendimus ir patiems už savo reakcijas. Ir čia iš esmės biškiuką gal klaidą darot, nes realiai jūsų partneris yra geriausias jūsų pagalbininkas, paguodėjas, patarėjas. Tik tais aišku, kai jūs reaguojate iš ego, iš kažkokio įsižeidimo, iš baimės, iš tam tikro ambicingumo, kuris irgi ne su tuo atspalviu yra. Tai kartais atrodo, kad čia galbūt tie santykiai kažkur slysta, bet iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų, jūsų santykiai turi puikų tą potencialą, jeigu kiekvienas su savimi dirbate ir neapsileidžiate. Dėl to jūs ir pasirinkote partnerį, su kuriuo turite tą gilų dvasinį ryšį, kad turėtume žmogų, kuris jūs skatintų tobulėti, vystytis tiek kaip asmenybei, tiek psichologiškai, tiek ten darbe, tiek dvasiškai. Jūs augate ir jūs gavot puikų partnerį ir jūs, kas yra irgi, nebūna dažnai ar ne, bet jūs pasirinkot partnerį, kuris gali palaikyti jūsų tempą ir jūs galite palaikyti jo tempą. Vadinasi, jeigu ten kažkuris partneris pradeda ten labiau, tarkim, domėtis dvasiniais dalykais, medituoti ar skaityti kažkokias kitokio turinio knygas, kitas, jisai irgi anksčiau ir vėliau pasiveria, irgi jam pasidaro įdomu ir čia yra tobula.
Nes kai jums patinka tam tikri dalykai ir partneriui, taip pat, tai aišku, garantuoja ir ne, kad tos sėkmės santykiuose taip pat daugiau. Tai tai atrodo, kad jūsų sielos turi panašų braižą ir jums panašus įdomus dalykai ir tai irgi lemia, kad jūs ir partneriai, ir mylimieji, bet kartu ir labai draugai dideli, ir bendraminčiai, ir sielų lygmenyje jūs visų pirma esate draugai. Ir ta draugystė yra tokia graži, kad jūs sugeba tą draugystę perkelti, ir į romantinį lygmenį žemėje. Tai dar vieną kortą apsivertusią turim žvaigždė. Kodėl dabar ta žvaigždė apsivertusi? Šiaip žvaigždė yra ir padėjau prie saulės kažkaip tais. Šiaip žvaigždė yra svajonių išsipildymas. Dabar, kada jinai, tai mes turbūt pasikartosim tas, kad yra, kad jūsų partneris iš esmės yra jūsų svajonė, bet jūs kartais tą pamirštat arba ne visada tą pamatot. Ir čia irgi priminimas, kad jūs savo partnerį sutikote, kai, galbūt, nebelabai tikėjot ar pasitikėjot meilę, ar galvojot, kad bus kaip bus, bet kažkokio super didelio optimizmo meilėje neturėjot ir tada atėjo tas žmogus ir buvo, wow, tai čia dar yra tokių žmonių, čia, toksai kaip paskutinis neišnykęs dinozauras, kuris, jums tiko, visaip tiko, ar ne? Ir dabar, kadangi yra kažkokia tai buitis, ar kažkas, ar rutina, ir vaikai, ir taip toliau, ar ne, kažkaip pasimetė tas jausmas, kad, tai čia tas mano dinozauriukas, kurio aš laukiau visą gyvenimą. Tai mes tą kortą atsukim ir prisiminkit ir pakartokit savo kasdieną, kad jums žiauriai pasisekė. Iš tikrųjų sutikote žmogų, su kuriuo, jis jūsų bendražygis, jis jūsų bendramintis, jis jūsų palaikytojas. Taip, jūsų charakteriai iš išorės gali labai skirtis. Pavyzdžiui, vienas intravertas, kitas ekstravertas gal, vienas gal labiau ten humanitaras, kitas gal labiau matematikas, bet šiaip jūsų tas braižas, tuos viršutinius sluoksnius nuėmus, jūs labai panašus esate. Ir jeigu jūs neužsikabinat už tų paviršutiniškų dalykų, kad vienas ten vienaip supranta, ar ne ten kitas kitaip, tai tas jūsų potencialas jis yra labai didelis. Ir dabar pažiūrėjau šitą kortą ir čia turim vaikų, ir čia turim vaikų. Dar, kad jūsų vaikai, tie, kurie iš jūsų santokos gimsta ar gims, jie irgi yra, norisi sakyti, tarsi ypatingi, tarsi irgi nešantis savį irgi tam tikrą braižą, kuris, irgi yra neeilinis ir tarsi jūs dar susitikote tam, kad sukurtumėte tų vaikų iš jūsų, kurie tarsi pratęs irgi, tą jūsų darbą žemėje. Nes jūs man tokios esate neeilinės, bet labai brandžios ir išmintingos sielos, kurių tikslas vis tik yra dar labiau tobulėti, dar labiau pažinti save ir jūsų vaikai irgi iš jūsų perims tą ir jūsų vaikai nuo pat jauno amžiaus bus ganėtinai emociškai ir psichologiškai stabilūs ir brandūs irgi. Ir tai yra jūsų nuopelnas. Tai kol kas tiek apie jūsų santykius. Jeigu čia kalbėjau ir tos santokos ar santykių kažkokių dar stabilių nėra, tai vis tiek mes kalbam apie žmogų, su kuriuo man toks jausmas anksčiau ir vėliau ta santoka gali būti ir tie vaikai gali būti. Ir viskas žada būti labai gerai. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad užsisakot būrimus. Jeigu norite asmeninio būrimo, pasigilinti į meilę ar į kažkokią kitą gyvenimo sritį, galite man parašyti elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū labai, ate. Labukas dar kartą tie, kas pasirinko drugelį, pasižiūrėkime, ką apie jūsų žmogų, apie jūsų santykius ar galimus santykius kalba kortos. Drugelis, pirma mintis, kadangi parašyta šitoje kortoje pasikeitimas į gerą, tai tarsi, galbūt santykiai dabar tokio neaiškioj fazėje arba apskritai jūsų viduje dėl santykių, dėl meilės, nėra ramumo, stabilumo ir aiškumo, bet panašu, kad greitai gaunate atsakymus ir situacija keičiasi į gerą vienaip ar kitaip. Pasižiūrėkim, kas vyksta konkrečiai su tuo žmogum, ne? Žiūrim dabar. Žiūrim, kokia jūsų santykių energija, apie ką yra jūsų santykiai. Bendrai patikrinam. Taip, draugai. Pirmas žodis ateina draugai. Tarsi draugai pažįstami, galbūt tai jūsų kažkoks mokyklos draugas, ten mokslų draugas, bendradarbis ar šiaip draugas. Kažkoks atrodo, kad jūsų tas pagrindinis ryšys vis tik yra tas draugiškas, draugai, bendraminčiai. Ir kad jums labai lengvai sekasi bendrauti, jums smagu vienas su kitu, jūs ten prisijokėt, prisibajaruojat vienas su kitu. Ir kitą kortą turime vėžys. Ir tas, kad jūs su tuo žmogum jaučiatės tarsi
namuose, yra jūsų namai. Tai yra tikrai vėlgi įtarimas, labai stiprus sielų ryšys. Jisai yra jūsų sielos šeimos dalis, jūsų sielos šeimai priklauso ir dėl to su to žmogum galbūt iškart jį susitikus buvo toks jausmas, kad labai viskas lengva, kad jūs suprantat jį, kad labai gaudot jį gerai, tam protiniam, emociniam lygmenį ir kad jūs su juo galit sukurti draugystę, kuri galėtų peraugti ir į romantinius santykius. Toks kol kas jausmas, tai pasižiūrim, kaip čia su tais romantiniais santykiais. Dabar pažiūrėjau, čia turim sparniukus ir čia turim sparniukus. Toks jausmas, kad jūsų santykiai galbūt dar iki galo nėra sužibėję, kad ir kokioje ten stadijoje būtų jie. Toks jausmas, kad dar skleisitės ir dar vienas kitą atrasit ir visgi turim ir širdelę. Reiškia, kad irgi ta jūsų meilė ar tai jūsų jausmai vienas kitam, nebuvo, kad taip staigiai. Toks jausmas, kad per bendravimą, per pažinimą, per pasitikėjimą vienas kitu jūs vis labiau atsipalaiduojat ir tada žiūrit, kad tai gal ir meilė gali būti ir toks atrodo viskas taip natūraliai, gražiai, be kažkokių dramų ateina. Drama yra jūsų viduje, tai gal ir dar Taro kortos papasakos plačiau, bet išorėje atrodo, kad kažkokių ten super dramų ir kliučių santykiam, kaip ir nebūtų. Pasižiūrim, Pasižiūrim, kaipgi, ką jums sako apie santykius, dar konkretesnė informacija, kas čia vyksta, patarimai, patikrinam. Jo, atrodo, stovi ant slenksčio ir vėlgi ir draugelis ir ne jam tam prasikalimui reikia laiko ir čia irgi atrodo, prasikaltų. Lygtais norit, kad su tuo žmogum santykiai prasikaltų į tą jau lygį, kur jūs norėtumėt, bet kartu, ką jaučiu bent jau iš jūsų, kad jūs nesate dar visiškai užtikrinti, ar čia verta. Tai man čia tokia klasikinė filmų ir knygų situacija, kai yra du geriausi draugai ir lyg būtų ta simpatija, ir lyg jaučia abu, kad čia kažkas daugiau, bet bijo lygtais čia kažką prarasti, jeigu čia būtų romantiniai santykiai. Pažiūrėkime, čia verta kažką, verta. Jeigu norit patarimo, ar verta pradėti romantinius santykius arba bent jau pabandyti su tuo žmogumi, jo, verta yra. Verta yra, bet kartu mačiau daug baimių. Baimių, kad gal nepavyks, kad gal tada nei draugo, nei ten poros, arba net jeigu ir nesat kažkokie super geri draugai, vis tiek kažkokia yra baimė kad kažką sugadinsit, kad savo pasigadinsit gyvenimą, jeigu su juo santykiai taptų tokie oficialūs. Gal mes čia kalbam apie praeitį, gal jūs jau tai patyrėt ir tos santykius sukūrėt, bet toks kažkoks tas emocinis savęs bišk patampimas, ar čia verta, ar čia neverta, jisai buvo arba yra. Ir vis tik tais atsakymas yra, kad verta. Nes mes turim imperatorę, kas yra meilė šeima, mes turim 10 taurių, kas yra meilė šeima, ar ne? Ir mes turim tą, kad nebijokit ryšio, kuris yra gražus, kuriam jaučiat širdį potencialą, nebijokit jį pasodinti į žemę ir pažiūrėti, kas ten iš tikrųjų gali išaugti. Jūs kažko super, neprarasite, nes jeigu tiesiog, tas žmogus ir paskirtas jums būti tik jūsų draugu, tai jisai ir liks jūsų draugu, ar ne? Net jeigu nesigautų ten kažkas, jeigu jisai neskirtas nei tam, taip, galbūt jisai iš jūsų gyvenimo pasitrauks, bet toks, jausmas geriau pabandyti, negu nebandyti ir po to gailėtis dėl to, kad nepabandėt. Yra grinai žinutė, kad jūs neprarasit nieko, kas yra jums skirta, kaip ten ir sakydavo mano močiutė, kad tas, kas tavo, nuo tavęs nepabėgs. Tai jeigu jisai skirtas kaip draugas liks, ar ne? Jeigu skirtas kaip vyras, tai bus kaip vyras, ar ne? Arba kaip žmona. Tai toks jausmas, kad leiskit savo surizikuoti, nes mes turim ir imperatorių, ir imperatorę. Reiškia, mes kalbam žmonėm, kurie yra visiškai suderinami kartu, kurie gali sukurti puikią sąjungą, kuri prasideda ne iš aklos, ten kažkokios paaugliškos aistros, bet kuri prasideda nuo gražios, atviros, nuoširdžios draugystės, kuri dar gražiau sužydi į stabilų santykį ir į meilę, ir taip, ir romantiniai jausmai, ir aistra, ir taip toliau, bet viskas tas yra tokiam lygmenį, kada gali atlaikyti vėlgi ar ne kažkokias tai problemas. Tai sakyčiau, kad jūs irgi radot labai gerą variantą žmogaus, su kuriuo galėtume turėti viską, apie ką svajojate. Tik sakau, yra tas emocinis pasimėtymas, čia verta ar neverta. Ir dar kas yra, ką jaučiu, kad jūs tarsi jaučiat, kad
dar tie dalykai, kuriuos lyg bijot prarasti, jeigu čia su juo būtų kažkas labai rimta, lyg bijot prarasti save. Dabar dėl ko? Galbūt jūs galvojat, kad tas žmogus yra už jūs geresnis, gal protingesnis, gal čia jisai kažkoks kietesnis. Tarsi biškiuką jaučiat arba nepasitikėjimą savimi, arba kaip tik širdį galvojat, kad gal tas žmogus nėra visai jūsų lygio. Nu, va, tokia kažkokia drumzlina emocija. Tai vėl čia matote, nu nežinau, per baimę, per traumą ar per kažką, bet tikrai ne per širdį, nes mes aiškiai matom, kad jūs esat lygiai verčiai, abudu faini, abudu puikus, gražus, reikšmingi ir vertingi, ir kad jeigu jūs susijungiat į šeimą, jūs gali dar daugiau tos reikšmės ir vertės padaryti, ar ne? Tai va. Ir šiaip rodo, kad, kad paskubėtumėt su pokyčiais. Nu, pavyzdžiui, jeigu gal ir draugavot ir galvojat ir ten tuoktis, ar pradėti šeimą, nu tai jo, ir kuo greičiau. Jeigu ten tik dar esate draugai ir tada galvojat, gal čia kažką pradėti iš romantinės pusės irgi. Nu, toks jausmas, kad nėra jum ko laukti ir nėra ko marinuoti to laiko. Nes dabar ką daro, tai marinuojat kažkokius sprendimus, bet tas neduoda naudos ir šiaip rodo, kad per šitus metus jūs labai pasistumėsit su santykiais ir labai vienas kitą rasit ir rasit tokioj spalvoj, kur labai džiaugsitės, nes 10 monetų yra pati geriausia korta šeimai, santykiams ir tai tokiai pilnutiniai meiliai. Nu tai va, ar dar turime jums kokią nors informaciją? Drugeliai. Kad tas žmogus irgi, jums jis irgi duotas kaip gyvenimo partneris kartu bręsti, tobulėti ir augti emociškai, psichologiškai, matome vestuves, nu tai tikėtina, kad jeigu dar nesusituokė, tai tikrai žada būti tos vestuvės ir ta šeima, bet vėl, vat, ir vėl turim tą tokį, užsidarimą ir psichologinę kažkokią kančią, galvojimą, ar čia taip reikia, ar čia kažką, bet vėlgi tai yra turbūt iš jūsų vidinių dalykų ir, tie, kas žiūri, tiesiog galbūt irgi jums patarimas yra, kad jūsų raktas apskritai į laimę šeimoje ir meilėje yra visų pirma susidoroti su savo vidinėm baimėm, nes jos dabar labai groja, gal net pirmų smuikų, bet jos yra, nepagrystos žemėje, jos yra tiesiog jūsų galvoje, ar ne? Ir kuo jūs labiau pasitikėsite savimi, tuo labiau, išsiskladys tas baimių debesis, ir tuo greičiau, atrasite ir gausite tuos santykius, kurių gyvenime norite. Tai va, tokia yra žinutė jums, ačiū labai, kad žiūrite, sėkmės jums su santykiais. Jeigu turite klausimų, santykių ar kitą temą, visada galite man parašyti elektroniniu paštu dovilestaro@gmail.com. Ačiū, ate.